Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 100-oji pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie kovarietiškumą ir kontrvarietiškumą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Iš praeitos pamokos jūs prisimenate, kad mes galim sukurti generic interface ir išsaugoti į generic interface kintamai išvestinės klasės objektą. Jokių problemų nebus, jeigu tipo argumentas sutampa. Bet jeigu mes dabar sukursime klasę ir kažkuria klasė kita, kurią paveldė iš bazinės klasės ir pabandysime padaryti taip, kad interface'as pas mus saugotų base class, o generic class pas mus būtų su derived class. Taip pas mus neveiks. Čia pas mus jau vyks klaida, nes tie tipai nesutampa. Ir net jeigu čia vietoj generic interface bus generic class, vis tiek tai pas mus nesuveiks. O tam, kad tokie dalykai pas mus veiktų, buvo sugalvotas toks dalykas kaip kovarietiškumas. Tai mes prie apibendrinto tipo, prie tipo pavadinimo galim nurodyti, kad jis pas mus bus kovariantinis. Jeigu mes čia parašysime raktažodį out ir parašysime čia interface, tai viskas jau veiks. Tokios problemos, kaip buvo prieš tai, pas mus nebus. Mes galim pasakyti, kad tas apibendrintas interface'as gali priimti bet kokį vaikinį tipą, kuris kaip argumentą turi arba tą patį tipą, arba kažkokį išvestinį tipą. Bet tas raktažodis gali būti rašomas tik prie interface'o. Jeigu mes tą patį pabandysime padaryti klasėje, kodas nesusikompiliuos. Tik interface'ai arba delegatai gali naudoti out šioje vietoje. Tai jeigu tas raktažodis out yra toks patogus, kodėl mes visą laiką tą out ir nerašome? Nes dėl jo atsiranda tam tikri apribojimai. Tarkim, mes negalim sukurti savybės su seteriais. Mes galim aprašyti tik getterį, bet jeigu mes pabandysime parašyti setterį arba init, pas mus įvyks klaida. Mes matome, kad mūsų tipas yra kovariantinis ir tai reiškia, kad mes galim tik gauti tą tipą, bet nustatyti to tipo mes negalim. Taip pat mes galim nurodyti, kad tas tipas pas mus bus kaip funkcijos rezultatas. Bet mes negalim padaryti taip, kad tas tipas būtų funkcijos argumentų. Mums vėl pasakys, kad tipas T yra kovariantinis ir mes negalim tą tipą perduoti kaip argumentą. Implementuosime tą interface ir pažiūrėsime, kodėl taip yra padaryta. Mes matome, kad generic interface'as saugo tik base class. O čia mes perdam generic klasę, kurią kaip tipas saugo derived class. Viskas atrodo kaip ir gerai. Bet jeigu aš dabar iš generic interface'o iškviesiu metodą setValue, aš galiu čia perduoti derived class. Ir taip pat aš galiu čia perduoti be jokių problemų ir base class, nes tas tipas, T, kurį aš galiu perduoti, yra base class. Tai derived class yra base class, nes jis jį paveldi, bet ne kiekvienas base class tipo kintamasis bus pas mus derived class. Dėl to ir negalim čia naudoti tos seterius su out tipais. Bet pas mus gali būti ir priešingas variantas. Vietoj out tipo mes galim naudoti in tipą. Jeigu mes rašome in tipą, tai viskas veikia atvirkščiai. Mes negalim gauti tą tipą kaip rezultatą, bet mes galim tą tipą perduoti. Ir toks nustatymas jau yra negalimas, bet galimas atvirkštinis jo variantas. Mes sakome, kad generic interface'as, kurio saugomas tipas yra derived class, gali saugoti bet kokį tipą, kurio saugomas tipas yra bazinis tipas. Ir dabar, jeigu mes grįžtame prie praeito pavyzdžio, tai be jokių problemų aš galiu padaryti čia taip. Mes čia be jokios problemos galim perduoti derived class, nes bet koks derived class tai yra base class vaikinis objektas. Dėl to toks dalykas dabar čia yra leidžiamas. Bet su getValue mes to padaryti negalim, nes kaip ir praeitą kartą, ne kiekvienas base class tipo kintamasis bus taip pat ir derived class tipo kintamasis. Ir kur iš vis tai galima pritaikyti? Įsivaizduokite, mes turime kažkokį servisą, kuris dirba su žmonių sąrašais. Ir žmogus tai pas mus bazinė klasė, o visos kitos klasės gali būti kitokios. Tarkim, pas mus gali būti mokytojas, mokinys ir daug kitų klasių. Naudojant kovarietiškumą, mes galim realizuoti tokį dalyką. Dėl to, kad interface'as IEnumerable saugo generic tipą, kuris yra aprašytas naudojant out raktažodį, mes galim ten perduoti bet kokį enumerable, kuris saugo išvestinį tipą. Kaip mes matome čia, student tai yra išvestinis tipas nuo person tipo ir listas tai yra implementacija IEnumerable, o ta implementacija pas mus vyksta per interface'ą iList. Tai
iList pas mus, kaip matote, implementuoja iEnumerable. Dėl to mes ir galim tai čia padaryti. Ir kai mes paleidžiame tokį kodą, mes matome, kad jis gerai veikia pas mus. Tai dabar jūs žinote, kas yra kovarietiškumas ir kontrvarietiškumas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.